Tanisha Barton, Devonas Sava ir Michaelas Clarkas Duncanas. Filme Prisikėlimas. Taip pat vaidina Michaelas Trautmanas, Nikas Džendlas, Stuartas Stone'as ir kiti. Scenarijaus autorius ir režisierius Mattas Orlando. Gerai, gerai. Prašau, ne. Įkasiu tau. Valgysiu tave dar 10 minučių.
Kodėl turėjom susitikti su jais čia? Kodėl negalėjom nuvažiuoti pas tave į namus? Nes mano namai atrodo šudinai, bent jau nepratusiems. Taip, bet aš manau, jie supras, kad mes jau esam čia buvę. Jie supras, kad mes užsiimam kažkokiais nelabai švariais darbeliais. Baik. Tikrai taip manai? Tavo tėvas pamokslininkas, o mane, jeigu galima taip sakyti, užvaldė visai nedieviškas potraukis. Gerai, paklausyk. Tau tai reiks nulenkti galvą, kai jūs melstis ir pabaigoje pasakyti amen. Juk sugebėsi tai padaryti. Tu psichiatrė, aš pamokslininko sūnus. Ar kada pagalvoji, kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mane trauki? O ką? Dėl to, kad tu susimovei, o aš atlieku sužeisto žvirbliuko vaidmenį? Būtent. Nerimauju dėl tavęs. Klausyk, viskas bus gerai, aišku, jie tave pamils, juk aš tave myliu. Gerai, man jau laikas. Šiandien dar turiu pranešti Doylams, kad jų sūnus daugiau nesulauks jokios pagalbos iš valstijos dėl jo vadinamosios psichinės būklės. Skamba gana smagiai. Geros dienos. Poezija tai žodžiai, kurie slepiasi už žodžių. Jeigu nori, tai užuomina į kažką, ko kartais negalima pasakyti garsiai. Norit pasakyti, kad valstija stabdo lėšų skirimą mūsų sergančiam ir psichologinių problemų turinčiam berniukui? Kaip tai galėjo nutikti? Leisk man visko pasirūpinti, mieloji. Pone Doylai, prašyčiau. Jūsų sūnui viskas gerai. Aš nesuprantu, kaip jis pateko į valstijos finansinio rėmimo programą. Gal jis šiek tiek ir pritingi, tačiau tai ir yra didžiausia jūsų bėda. O tai yra visai neblogai. Leiskit man jums kai ką pasakyti. Mes tai tikrai apskūsim. Ketinam išsireikalauti nepriklausomos ekspertizės. Ką jūs pasakysite tai? Berniukui reikia pagalbos. Mums reikia tų pinigų. Eime, mieloji. Su jumis susisieks mūsų advokatas. Ką tik sutikau Doylus. Dar nėra net 9, o visas rajonas jau pasirengęs pareikšti ieškinius. Puikiai savaitės pradžia. Kitą savaitę rengiu suknistą vakarėlį, ateisi? Kada? Šeštadienį? Nupiešiau tai tau. Ir kas po šims tai yra? Jis ateina jūsų. Po velnių, ką tu čia nori man pasakyti? Pasakiau tai jums visiems. Palauk. Pažiūrėk. Ne, man reikia sutvarkyti kai kurios popierius. Paskui dar reikės nuvažiuoti į parduotuvę. O Dieve, negi tai tikrai nutiks. Tikrai mažulė. Kaip praėjo diena? Jokių nusiskundimų. Visas rajonas ketina pareikšti ieškinius ir tai labai miela. Tai gerai. Jis ką tik pravažiavo pro stop ženklą. Lailai, prakeikimas, Lailai. Negirdžiu sirenų. Aš dabar budžiu ir tai labai svarbu.
Aišku. Šerifo pavaduotojau Blairai, kai kuriems iš mūsų reikia užsidirbti pragyvenimui, todėl aš toliau dirbsiu savo darbą ir nevėluosiu vakarienės. Ką pasakysi? Puiku, myliu tave, mažulė. Pasikalbėsim vėliau. Kur eini, išsigimėli? Namo. Kas tame aplanke? Šlykštus nenormalūs dienos piešiniai, štai kas ten. Duok man. Baig, žmogau, palik į ramybę, užsičiaupk. Duok į man, išsigimėli. Kas per mėšlas? Klausyk, jis uždavė tau klausimą. Aš tavęs neklausiu antrą kartą, šlykštus išsigimėlių pavilnių, kodėl tu mus pieši. Brandonai, baig. Kas čia? Labai užjaučiu tave dėl brolio. Jį visi mylėjo. Tačiau tai neduoda tau teisės. Jis jau ateina jūsų. Ei! Vaikai, ką jūs čia darot? Baikit. Aš pasakiau, baikit. Jis trenkė pirmas. Juk matėt. Brandonai, aš mačiau, kaip tu jį pastūmėjai. Treneri, baikit. O varge. Ei, Jesse. Palauk, yra dar kai kas. Mes patikrinom jo spintelę ir štai, ką ten radom. Kaip tavo ispanų kalba? Su visa pagarba, bet jis ką tik palaidojo savo vyresnį brolį. Devonas Draigersas. Taip, visai šalia namų jį partrenkė automobilius, kurio vairuotojas pabėgo. Taigi, Jesse, paaiškink man, su kuo mes čia susidūrėm. Jam labai sunkiai sekasi visi mokslai, išskyrus meną. Akivaizdu, kad menas jam tikrai sekasi. Jis vartoja vaistus nuo bipolinio sutrikimo, ADHD. Aš kol kas dar nebuvau susitikusi su juo, jo byla švari. Jis nėra labai geras mokinys, tačiau niekada nebuvo patekęs į jokią bėdą. O kas tie kiti vaikai? Brandonas Marshallas, Diana Peckett, Aleksas Stevensas, Nikas Morrisas ir Tammy Dubek. Surinkau juos visus muzikos klasėje. Visi labai susijaudinę. O Elis? Laukia koridoriuje. Ką nors pasakė? Nei žodelio. Pakviesk į vidų. Esi nuostabus dailininkas, Elisi. Pats tu išmokai? Labai užjaučiu tave. Girdėjau apie tavo brolį, tikrai. Nepažinojau jo, bet girdėjau, kad jį visi mėgo. Žinau, ką reiškia netekti. Prieš 5 metus nuo vėžio mirė mano sesuo. Kas dedasi tarp tavęs ir kitų vaikų? Jie visi labai išsigandę. Žinai, šiuose piešiniuose pavaizduoti labai žiaurūs dalykai. Kartais žmonės naudoja meną, norėdami išreikšti jų viduje susikaupusi skausmą. Kai kurie žmonės per daug valgo. Akivaizdu, kad aš esu viena iš jų. Papasakok, kas tau neduoda ramybės. Nes Brandonas sako, kad išsigando, jog tu nori jiems kažką padaryti ir jis tik gynėsi.
Eli, jeigu tai tiesa, tuomet aš turėčiau paleisti tuos vaikus namo. Nėra jokios priežasties juos ilgiau čia laikyti. Palauk už durų, pranešiu tavo mamai, kad tave paimtų. Eli? Jie nužudė mano brolį. Kas? Jie visi. Eli, tu kalbi labai keistai. Klausyk. Jeigu neišgėrei savo vaistų, aš geriu savo vaistus. Jesse, tau viskas gerai? Tikrai? Jūs manim netikit. Kodėl jie būtų norėję nužudyti tavo brolį? Nes jis buvo nuostabus. Jis buvo tobulas. O jie yra bjaurūs. Aišku. Ar tu žinai kažką, ko nežino policija? Jis ėjo namo. Ei, to jį pagąsdinsim. Ramiau, žmogau. Jis pasitrauks. Jie pervažiavo jį kaip kokį šunį ir paliko maitvanagiams. Ir tu gali tai įrodyti? Ką čia veikiat, ponė direktoriau? Vincai? Atrodo taip, tartum apžiūrinėjat mano sūnaus mašiną. O tu labai sumanus. Nežaisk su manimi, Edisonai. Aš tam nenusiteikęs. Man skambino mano berniukas ir pasakė, kad jūs ketinat neribotą laiką laikyti čia, norėdami apsaugot nuo kažkokio išsigimėlio. Tavo sūnus Brendonas ir jo draugeliai primušė bejėgį jaunesnį mokinį, kuris ką tik palaidojo savo brolį. Jis suvažinėjo automobilis, kurio vairuotojas pabėgo. Kai kas sako, kad tai Brendono darbas. Dabar aš matau, kad šitos mašinos grotelės visai neseniai buvo remontuojamos. Ji buvo remontuojama Benio garaže. Prieš 2 savaitės sūnus kliudė elnę. Todėl akivaizdu, kad remontas buvo daromas likus dar daug laiko iki to vaiko mirties. Išleisk mano berniuką, tuoj pat. Žinai ką, Vincai, manau, palaikysiu jį čia dar kažkiek. Žinai, gana keista, kad vežiojasi su savim sąskaitas už remontą atliktą prieš 2 savaitės. Šiandien jų kaip tik labai prireikė, ar ne? Tai nebuvo nelaimingas atsitikimas. Visi dokumentai rodo ką kitą. Nebent tu turi kažką, kas... Nikas. Turit pasikalbėti su Niku. Sveikas, Nikai. Mobilius. Visus. Tuoj pat. Nagi, širdelė. Tikrai? Toks jūsų požiūris. Todėl šiais metais ir laimėjo tik 1 kartą. Tu nervinės kaip laiškanešys, Nikai. Nikai? Eime. Nikai. Nesuprantu, kodėl jis patarė jums pasikalbėti su manim. Tu nieko nežinai. Jo sunkvežimis visai neseniai buvo remontuojamas. Man atrodo, jis partrenkė elnę ar kažką panašaus. Kada tai nutiko? Prieš 1? Ne, prieš 2 savaitės.
Nikai, žmogų, kurį tu pažįsti, mirtinai suvažinėjo automobilis, kurio vairuotojas pabėgo. Tas berniukas, visai nesvarbu, koks trenktas tavo manimu jis yra, neteko brolio. Jeigu tu kažką žinai, tavo pareiga yra tai papasakoti. Aš nieko nežinau. Sveika, mieloji, kaip sekasi? Girdėjai apie tą vidurinės moksleivį, kuris suvažinėjo automobilis, o vairuotojas pabėgo? Devonas Draigersas. Šiandien mokykloje jo jaunesnysis brolis susimušė su keliais kitais vaikais. Vienas jų Brendonas Maršalas. Jis tvirtina, kad būtent Brendonas suvažinėjo jo brolį. Man atrodo, aš juo tikiu. Gana keista, kad skambini man dėl to kaip tik dabar. Kodėl? Aš dabar stoviu šalia Devono Draigerso kapo ir visai nepanašu, kad jis gulėtų toje duobėje. Tai šiurpu. Taip. Ką man daryti su tais vaikais? Laikyk juos ten, visus. Ką man pasakyti Eliui? Tu psichiatrė, aš nežinau. Ar galima susisiekti su tėvais? Jis turi tik motiną, ne. Gerai, manau, aš užvažiuosiu ir pažiūrėsiu, ar jį namuose. Gerai. Palauksiu. Klausyk, jei nenori susitikti su mano tėvais, galėjai man tai pasakyti, visai nereikėjo kelti tokių problemų. Žinai, aš tik norėjau įsitikinti, kad tai ne mano kaltė. Gerai. Iki. Atnešiau tau popieriaus. Jeigu nori, gali piešti. Klausyk, šerifo pavaduotojas nuvažiuos pas tave į namus ir pasikalbės su tavo motina. Mes pasistengsim viską išsiaiškinti ir tu jau greitai galėsi keliauti namo. Taigi jie rado Devono kapą. Ką? Klausyk, jeigu tu ką nors išpliurpiai, privalai man pasakyti. Aš nieko nepasakiau. Nesąmonė. Nieko jiems nepasakiau. Kas čia vyksta, Brendonai? Klausyk, jeigu aš pradėsiu skęsti, nusitempsiu kartu ir jūs. Nepamiršk to. Mes visi į tai įklimpę. Ar visa tai susijęs su Devonu? Nikai? Brendonai, ką tu padarei? Aš nieko nepadariau. Gal gali nusiraminti? Tavęs neliečia. Nikai, aš rimtai užčiaups slėptuvę. Tai neturi nieko bendro su Devonu, jis negyvas, aišku? Einant į namo iš mokyklos jį suvažinėjo mašina. Pavojingas kelias, kuriame pilna girtų ir apsinešusių narkomanų, aišku? Viskas, istorijos pabaiga. Tai liečia tik mus. Su tavim tai nesusiję. Šerifo departamentas. Sveiki. Pavaduotojas Blairas. Pone Draigers. Pone Draigers, šerifo departamentas.
Taigi jis žinojo apie kapo apiplėšimą, ar kas ten buvo, o dabar užsisklendė. Jis nieko mums nepasakys. Klausyk, užjaučiu tą berniuką, bet jis kelia vien tik nemalonumus. Nenoriu, kad tai pamirštų. Nežiūrinti tai, kad noriu jam padėti, nežiūrinti tai, kad aš manau, jog Brendonas gali būti kažkaip susijęs su jo brolio mirtimi, mes privalom labai atidžiai saugoti. Tu teisus, mes beveik nieko apie jį nežinom, išskyrus tai, kad jis neteko vyresniojo brolio ir tikriausiai atkasė jo kapą. Dar jis piešia kažkokius beprotiškus piešinius. Nieko gero. Visai nieko gero. Middletono vidurinėje kalba direktorius Edisonas. Taip, ponė Moris. Taip, ponė Moris. Kivirčia su jaunesniu moksleiviu. Ne, ponė, nemanau, kad tai užtruks labai ilgai. Taip, ponė, aš jūs informuosiu. Taip, ponė. Taip, ponė, ačiū. Viso gero. Jau gana vėlu. Taip, tikrai. Taigi, ko ketini imtis? Manau, jis su mumis žaidžia, todėl aš irgi pažaisiu. Klausyk, Jesse. Ne visus galima išgelbėti. Mere? Aš čia. Taip, atsiųsk koronerius ir nusikaltimo vietos tyrėjus į Hamerio gatvę. Pasakyk, kad jie mane ten susirastų. Bus padaryta. Kokia padėtis? Turiu čia vieną jau gerokai prisirpusi. Eli? Ei! Šerifo departamentas. Aš tik noriu pasikalbėti. Ei. Gerai, paklausykit. Gal jūs pasirodykit ir mes maloniai pasikalbėsim, gerai? Žmogau, taip galima ir galą gauti. Gal pasirodykit pagaliau, gerai? Ar čia niekas nebuvo užėjęs? Ne. Ko ieškot? Gerai, kągi, teks dar šiek tiek čia užtrukti. Po velnių, kodėl jūs laikot mus čia? Kodėl manai, kad gali kalbėti su manim tokiu tonu? Mes prasidėjom čia visą dieną, mes nieko nepadarėm. Puiku. Taip ir pasakyk šerifo pavaduotojui Blairui, kai jis čia pasirodys. Ką, kokio velnio? Atrodai labai įsitempęs, ponė maršalai. Gal žinai ką nors, ko norėtum pasidalinti su manim? Kągi. Ei. Tik noriu pasikalbėti. Niekas nieko nesuims. Ei. Aš nuleisiu jį, gerai? Tik noriu pasikalbėti. Nekalbėk. Nenoriu nieko suimti. Aš mačiau. Ką? Ką matėt? Aš mačiau, ką? Palaukit, ei! Baikit. Jis mane išdūrė.
Dieve mano, Ignacijau. Išgąsdinai mane. Buvo labai keista diena. Eli. Aš daugiau taip nebegaliu. Klausyk, gal mes geriau pasikalbėkime mano kabinete? Nebent tualete tu jautiesi daug patogiau. Jums reikia iš čia išeiti. Ką tu sakai? Jis jau ateina čia. O jūs maloni ponia. Jums reikia išeiti. Kas čia ateina? Jis grįžo ir pasiims juos. Eli, noriu, kad kalbėtum konkrečiau. Kas čia ateina? Devonas. Atsiprašau? Devonas. Eli, tavo brolis negyvas. Jis niekada nebuvo negyvas. Tavo brolis negyvas. Jis žuvo partrenktas automobilio, o vairuotojas pabėgo. Jį palaidojo maždaug prieš savaitę. Jis grįžta, ponia Parker. Mes kai ką jam įpūtėm. Žinau, kad sunku su tuo susitaikyti. Judu buvot labai artimi. Bet tai dar nereiškia, kad jis nėra miręs. Gerai. Gerai, jis nemiręs. Bet jeigu jis nemiręs, paaiškink man viską. Padėk man suprasti. Tai aš jį radau. Kas nors padėkit man. Ji neužsiima įprasta medicina. Meksikiečiai eina pas ją ieškodami pagalbos. Kartais jie nori, kad jie išvarytų šių blogas dvasias. Tačiau mums reikėjo įkišti vieną iš jų į Devoną ir taip apsaugoti jį nuo mirties. Mes nunešėm jį ten, kur jis žuvo, ir tuomet iškvietėm policiją. Reikėjo, kad būtų palaidotas ir išbūtų po žeme 6 dienas. Jūs netikit manim. Protas yra labai galingas ir sudėtingas dalykas. Aš žinau, kad jeigu kas nors labai tiki, kad kažkas yra tikra, tuomet tai yra tiesa. Tai neprasimanimas. Bet jūs netikit, kad yra dalykų, kurių negalima pamatyti. Jūs manot, kad tai ir yra visų mūsų problemų priežastis. Jeigu tik jūs galėtumėt matyti tai, ką matau aš. Aš tikiu dalykais, kurių negalima matyti. Yra tokios dvasinės taisyklės ir principai, kaip dorumas ar užuojauta, kurios turi dvasinį pagrindą, bet aš netikiu, kad dvasia gali apsigyventi kito žmogaus kūne. Aš netikiu, kad miręs žmogus gali prisikelti ir siekti keršto. Jūs netikite Dievą. Žmogaus tikėjimas yra labai bet jūs netikit. Tu negali žinoti, ar aš tikiu ar ne, Eli. Viskas matyti jūsų veide. Jūs esat tik su mani beždžionė. Mes patys sukūrėm Dievą, bet jis nesukūrė jūsų. O gal jūs meldėtės už kažką, kas taip ir netapo geresnis? Ar tai tu nori man įpiršti, Eli? Burtai, užkalbėjimai, demonai, blogis, bet aš to nepriimu.
Noriu, kad bent trumpam įsivaizduotum, tik įsivaizduotum, kad tu sukūrei visą tą fantaziją apie savo brolio sugrįžimą. To man užtektų, Eli. Jis yra vienintelis, kuris kada nors mane mylėjo. Suprantu, kaip jautiesi. Aš irgi kažkada troškau neįmanomų dalykų. Žinau, koks tai skausmas. Jūs nepažįstat skausmo. Ar tai tu iškasi jo kapą? Ne. Tuomet kas? Eli, noriu tau padėti. Tikrai noriu. Man tai daugiau neberūpi. Jūsų vaikinas matė vieną seną ponę. Paklauskit jo. Ką? Ar dabar galiu grįžti į savo kambarį? Ne. Ką tu ką tik pasakėjai apie mano vaikiną? Apie jūsų sužadėtinį? Juk jis dabar ten, ar ne? Mano namuose? Iš kur tu tai žinai? Atsakyk man. Puiku. Baig tai. Turi marias laiko. Tai kvaila. Išeikim iš čia ir tiek. Jie negali mūsų čia laikyti. Kam mes visi tau reikalingi? Žinai, geriau pagalvojus, iš jų dviejų būtų išėjusi labai miela porelė. Labai apgailestauju, kad aš tau neįtikau. Aš nepalikau tavęs dėl jo. Palikau tave dėl to, kad tu esi pamišęs šiknius. Tačiau bet kurią savaitės dieną aš tikrai pasirinkčiau jį vietoj tavęs. Jis buvo dvigubai geresnis žmogus už tave. Ir ką tu čia dabar sugalvojai? Einu iš čia, man reikia į Tuliką. O ne. Ne, tu niekur neisi. Aš einu. Šeštą dieną ir kitos dienos šeštą jis pasiims 6 sielas. 6. Pone Parker, ar galiu su jumis pasikalbėti? Kodėl išėjai iš klasės? Mes suvažinėjom tą vaikiną. Sėskis. Tai buvo nelaimingas atsitikimas. Bent jau aš taip manau. Bet tai padarė mes. Mes jį partrenkėm ir palikom. Aš labai bjauriai dėl to jaučiuosi. Prisiekiu Dievu. Nežinau. Suprantat, Brendonas tik norėjo jį pagąsdinti. Nes Devonas susitikinėjo su Diana. O dar tas reikalas dėl koledžo. Jis gavo nemokamą vietą Oregone, o Brendonas nieko negavo. Jo tėvas profesionalus futbolininkas. O čia išdygsta tas purvinas, vargšas, neturtingas baltaodis šiukšlė. Ir viskas atitenka jam. Aš manau, kad mes visi savaip nekentėm jo dėl to. Ar Brendonas žino, kad tu dabar esi čia? Mano, kad nuėjau nusičiurkšt. Greitai čia turi atvažiuoti šerifo padėjėjas Blairas. Iki tol uždarysiu tave atskiroj klasiai. Gerai, kad išsipasakojai. Tokia kaltė bet kam būtų per sunki. Tikiuosi. Nes dabar jaučiuosi labai mešlinai. Tau skambina šerifo pavaduotojas Blairas. Sako, kad svarbu. Antra linija. Gal gali palaukti už durų? Sveikas. Sveika.
Visą dieną bandžiau tave pagauti, bet čia labai prastas ryšys. Ką tik mano kabinete buvo Nikas Morisas. Jis prisipažino, kad buvo su Brendonu tuo metu, kai tas partrenkė Devoną. Tu trukinėjai. Nikas prisipažino, kad suvažinėjo jį. Jis prisipažino, kad buvo kartu su Brendonu, kai Brendonas tai padarė. Aišku. Klausyk. Eliso mama negyva. Panašu į savižudybę. O varge. Taip, čia jau dirba ekspertai. Tikriausiai grįšiu kartu su jais. Devono brolis kažkaip sužinojo, kur tu esi. Bet to jis dar žino, kad esi mano sužadėtinis. Jis pasakė, kad jo brolis nemirė. Pasakė, kad kažkokia ragana jam kažką įkvėpė, kažkokią dvasią ir jis liko gyvas. Ką? Čia buvo tokia pamišų senė. Ar tai tiesa? Tu ją matei? Aš tikrai mačiau kai ką atitinkantį tavo apibūdinimą, jeigu tik raganos atrodo taip, kaip aš įsivaizduoju. Dar jis sakė, kad būtent pas ją jis nunešė Devoną po to, kai rado jį ant kelio. Gerai, girdi mane? Aš patikrinsiu. Alio? Travisai? Alio? Tai ilgai netruks. Tik norėjau, kad žinotum, jog Nikas prisipažino. Jis prisipažino, kad buvo kartu su Brendonu, kai Brendonas nužudė tavo brolį. Gal tai padės tau bent kiek nusiraminti. Kas dabar? Gal galėtum susisiekti su mokykla? Kalbėjau telefonu su Jesse, bet nutrūko ryšys. Pasakyk jai, kad aš patikrinsiu, tai apie ką mes su ją kalbėjom. Dar pasakyk, kad ilgai neužtruksiu. Bus padaryta. Ačiū, mere. Nusprendei nusnūsti? Danielė? Mėšlas. Po velnių, kur mano telefonas? Šerifo departamentas. Sveiki. Ei. Pone? Pavaduotojas Blairas, šerifo departamentas. Pavaduotojas Blairas iš šerifo departamento. Aš šerifo pavaduotojas. Pone? Kuo galiu padėti? Atėjau pas jūs pasikalbėti apie vieną avarijos auką. Tai nutiko jūsų gatvėje. Devonas Draigersas. Taip, tragedija. Buvo geras berniukas. Taip, buvo. Šiuo metu mokykloje mes laikom jo brolį Elį. Be viso kito jis tvirtina, kad po avarijos ieškodamas pagalbos jis atnešė savo brolį čia. Ar tai tiesa? Dar jis teigia, o tai yra gana įdomu, kad jis niekada nebuvo miręs. Kad jis
Jis ir galbūt dar kažkas kitas įpūtė į kažkokią dvasią ir jis liko gyvas. Tai įdomu. Taip. Aš niekada nepasakočiau apie tai, jeigu ne faktas, kad berniuko kapas buvo iškastas. Kūnas dingo. Nesakau, kad jis gyvas, tačiau, žinot, kažkas galbūt mano, kad jis gyvas ir kad jis gali grįžti. Elis ypatingas berniukas. Jis mato tai, ko kiti nemato. Bet juk tai, ką mes matom, ne visada yra tai, kas yra iš tikrųjų. Ar ne? Ne, klausykit. Kai reikalai pakrypo tokia linkme ir kai jūs... Ko iš tiesų jūs čia užsiimat? Aš padedu žmonėms. Tiems, kurie būna pasimetę viduje. Kurių sieloje tvyro sąmyšis. Galbūt tiems, kurie ieško pagalbos maldose. Jie ateina pas mane. Taigi jūs esat jų dvasinė vadovė. Ką pasakytumėt žmogui netekusiam brolio, sūnaus arba mirštantiems? Ar pasakytumėt jiems, kad nėra jokios vilties? Nepasakytumėt. Aš tik suteikiu jiems viltį. Vis dėlto, ko jūs čia atėjot? Berniukas labai sutrikęs. Jis mano, kad jo brolis grįžo iš kapo. Jis mano, kad jūs įpūtėte jį kažkokią dvasią. Bet mes abu žinom, kad tai neįmanoma. Aš paskambinau į policiją ir pasimeldžiau už berniuką. Tik tiek. Neprieštaraujat, jeigu apsidairysiu? Darykit, ką norit. Puiku. Po velnių, kur jis? Kas? Kas? Jis kalba. Žinau, kad jis kalba. Sumautas Judas. Žinojau, kad jis visada buvo suknistas silpnadūšis. Velniop viską. Dingstu. Čia atvažiuoja šerifo pavaduotojas. Ir ką? Mums reikėjo palaukti. Pirmin. Aš dingstu. Ei. Ei. Jūs negalit laikyti mūsų čia uždarytų kaip gyvulių. Tuoj pateik su manim. Kas nutiko? Po velnių, išleiskit mus iš čia. Ką jūs darot? Gal nusiramink. Aš jūsų čia neužrakinau. Kažkas čia dedasi ir aš noriu, kad jūs iš ten išeitumėt. Kas po velnių čia dedasi? Klausykit, bičiuliai. Gal galite išlysti pro langus? Lipkit pro sumautus langus. Kas čia dedasi? Nežinau. Įliepė mums lipti pro langus. Ką? Kas dedasi? Kažkas sugadino skląsčius. Jie neatsidaro. Mėšlas. Gerai, paklausykit. Ant durų kabo didelė grandinė. Eisiu surasiu kažką, ko būtų galima atsukti rankenas, o jūs sėdėkite ant tyliai. Mes greit grįšim. Palaukit. Mėšlas.
Gerai, gerai. Palauk. Jeigu kas nutiks, bėk. Supratai? Būkit atsargi. Nikai? 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 Kas tai? Ar tai... Jėzau. Kas tai? Ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad tas mažas suskis bando išvest mus iš proto. Diana, kas čia dedasi? Girdi mane, Eli? Nagi, kodėl jūsų dar nėra? Kur ponia Parker? Viskas gerai. Laukiu nesulaukiu, kada galėsiu pričiupti tą šuduką. Visą tai labai keista. Aleksai, baig bičia, rimtai? Tik ne tu. Tai nieko nereiškia. Aš tik sakau, kad keista. Čia Devonas, ar ne? Tai tik piešinys. Jis sakė, kad ateina mūsų. Tai nieko nereiškia. Jis tik bando mus įbauginti, daugiau nieko. Nikai? 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 Mėšlas Nikai. Dieve mano. Ponia Parker. Durininkas išsivedė mane iš to kambario. Jis norėjo mane nuskriausti, bet aš pabėgau. Bandžiau pasislėpti ir tuomet pamačiau Niką. Norėjau jam padėti, paskui ėmiau ieškoti jūsų. Aš ką tik iš ten. Aš atėjau iš tos pusės. Ponia Parker, jam reikia padėti. Nikai, ką dabar darysim? Pasilik su juo.
Ir kada pagaliau tai baigsis? Kokio velnio? Kągi. Padėkit. Padėkit. Prašau, padėkit man. Dėl Dievo meilės padėkit man. Padėkit. Prašau. Kas nutiko? Prašau. Mane perpjauti. Tai padarė Elis? Buvo labai tamsa, nieko nematyti. Prašau. Gerai. Bičiuliai, kaip einasi? Kalbat angliškai? Po kito. Truputį. Po kito. Gerai. Kaip ta kiaulė atsidūrė vidury kelio? Tavo kiaulė? Si. Taip. Tu ją papjovei? Ką jis sako? Jis sako, kad tai galėjo padaryti bruchą. Ragana. Si. Gerai, atsitraukit ir išmeskit peilius. Tai verčia mane nervintis. Brucha. Prakeikimas. Blogai, žmogau, įkliuvom. Dieve mano. Kas ten? Kas ten? Kas ten dedasi? Reikia jai padėti. Pone Parker, kas ten? Jėzau, jis kažką jį padarė. Jis ją patvarkė. Dieve mano, ką mes dabar darysim? Nežinau.
Tikrai atrodo, ji kraujuoja, mačiau jos kraują, gal nusiraminkit. Reikia sugalvoti, kaip jai padėti. Kaip? Kaip, gudrutė? Mes čia užrakinti. Tikiuosi, kad jis ateis. Tikiuosi, kad jis ateis čia. Brendonas, tėti, paimk mane iš mokyklos tuoj pat, atrodo, aš papuoliau į bėdą. Prakeikimas. Kas jums nutiko? Nesiartink. Nesiartink. Jums reikia pagalbos. Leiskit jums padėti. Kur? Kur Nikas? Ignacijus? Nežinau. Visos durys užrakintos, langai neatsidaro. Pone Parker, jums reikia gydytojo. Dėl visko kaltas tu. Ne. Jūs buvo teisi. Aš susipainiojau. Negėriau savo vaistų po to, kai žuvo mano brolis. Tačiau tai yra tikra. Jums tuoj pat reikia pagalbos, nes aš manau, kad jūs taip galit mirti. Ar tu iškasi jo kapą? Aš tik norėjau jį susigrąžinti. Pagalvojau, kad mes sugebėsim jį atgaivinti. Bet tu sakėjai, kad jis buvo gyvas. Mes abu žinom, kad tai neįmanoma. Leiskit palydėti jūs į seselės kabinetą. Palauk. Privalom ištraukti ir kitus vaikus iš muzikos kabineto. Iš pradžių nuvesiu jūs iki seselės kabineto, paskui išleisiu juos. Ei, aš čia. Jėzau, Treivisai, po šims kas dedasi? Niekaip negalėjau susisiekti su tavim per radiją. Mere, nepatikėsi. Klausyk, niekaip negaliu susisiekti su Jesse ar prisiskambinti į mokyklą. Skambinau į telefonų kompaniją, jie sako, kad jeigu tai linijų gedimas, tai nutiko pačioj mokykloj. Bandėjai paskambinti direktoriui Edisonui, bandžiau nesėkmingai. Trevisai, yra dar kai kas. Alio? Mere? Nagi. Nagi, mažulė. Nagi, atsiliepk. Mėšlas. Atrodo gana prastai. Geriau padarykit tai pati. Gyvensiu. Tai gerai, nes tai būtina.
Ką? Tu turi raktus? Turi raktus. Apgailestauju. Nikas mirė, o mums reikia 6. Aš juk norėjau, kad jūs išeitumėt, prisimenat? Sakiau, kad eitumėt iš čia. Tai tavo darbas. Tai tu viską suorganizavai, visą tą nesąmonę, kad sulaikytų mus mokyklai. Piešiniai, muštynės. Dvasiai reikia 6, ponia Parker. Aš apgailestauju. Eli, kiek prireikia laiko, kad suprastumėt, kas čia vyksta? Manot, kad esat labai protinga? Bet jūs labai naivi. Jis jau čia. Kas jau čia? Ignacijus buvo labai neatsargus. Jis per smarkiai sužeidė Niką. Man teko rinktis, kas mirs. Aš jūsų nesirinkau. Taip jau nutiko. Juos aš pasirinkau dėl to, kad jie nužudė mano brolį. Netgi jeigu jie ir nepadarė to savo rankomis. Jeigu ji nebūtų palikusi Brendono ir susidėjusi su Devonu, Eli, baig. Tai padarei tu. Tai padarei tu. Ir Ignacijus. Nesuprantu, kokius žaidimus tu čia žaidi, bet baig juos. Eli, tavo brolis nesugrįš. Nėra jokių burtažodžių, nėra jokių burtų. Prisiimk atsakomybę už viską. Man jau reikia eiti. Eli, nieko jiems nedaryk. Prašau, neskriausk jų. Tai tau nepadės. Niekas jo jau nesugrąžins. Niekas. Eli. 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 Gal gali man padėti? Mėšlas. Mes niekur iš čia neišeisim. Tikrai? Gal pavyks išlaužti? Atsiknis. Tai kam po velnių prašai padėti? Atidarykit sumautas duris. Tai mano tėvas. Tai mano tėvas. Tėti. 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 O velnių, kur mano sūnus? Ei. Girdėjot? Ar tai buvo tavo tėvas? Jam kažkas nutiko. Kaip manot, ar jis čia? Ar Devonas čia? Čia nieko nėra aišku. Jis žaidžia su mumis. Jis tik bando mus įbauginti. Čia atrodo, ten buvo tavo tėvas. Užsičiauk, po velnių. Niekas negali uždurt mano tėvo. Tėti. Tėti.
Tai jis. Žinau, kad tai jis. Matot, ar nesakiau? Ne. Ne. Ne, to negali būti. Tu netikras. Mačiau, kaip mirei. Mes tave stebėjom. Devonai? Ar čia tu? Kas tau nutiko? Aš... Mėšlas. Kur tai? Pavelnių, kaip tai sustabdyti? Dvasia. Dvasios įniršis. Jo galia padidėjo. Sumažink ją. Meldžiantis. Kalbant krikščioniškas maldas. Tėve mūsų, kurs esi danguje. Tėve mūsų, kurs esi danguje. Teesie tavo, teesie šventas tavo vardas. Mėšlas. Turit problemų, ponia Parker? Ei! Paleisk ją šikniau. Paimk jį. Ne.
Tai tu. Ne. Ne. Sunku suprasti Dievo mintis. Mums paprasčiausiai neįmanoma jų suprasti. Gal galėtum prieiti arčiau? Aš būsiu šalia. Gerai. Pasimelsime čia. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Teesie tavo karalystė, galia ir šlovė per amžius. Amen. Ne. Šerife Kentai, Džese, gal malonėtų man paaiškinti, ką tu čia veiki? Aš norėjau, kad tavo vaikinas taptų kitų šerifų. Iš jo būtų išėjęs geras šerifas. Taip pat ir geras vyras. Užjaučiu. Supranti, pradėjau galvoti apie tai, kas nutiko mokykloje. Ten guli dičkis Vincas Maršalas. Ar žinai, kad jis yra buvęs profesionalus futbolininkas? Atrodo, kažką apie tai girdėjau. Pagal mokyklos įrašus, Elis Draigersas svėrė maždaug 57 drėgmės sugeriančius kilogramus. Maždaug Vinco Maršalo mirties metu Ignacijus, mokyklos durininkas, kaip dabar jau žinoma, buvo nušautas ant galinės Treiviso policijos automobilio sėdynės. Štai šiame kelyje. O tu dabar aptinkama jo senelės, kuri buvo laikoma miestelio ragana namuose. Remiantis tavo parodymais ir įvykiais mokykloje, išeina, kad būtent Elis nusuko sprandą 120 kg sveriančiam buvusiam centro linijos žaidėjui. Aš daugiau nenoriu pilstyti iš tuščio į kiaurą, bet yra dar 4 labai žiauriai susukioti ir sulaužyti vyresniųjų klasių mokiniai.
Du iš jų žaidė futbolą. Net ir pamiršus poną Maršalą, mūsų berniukas Elis vis tiek turėjo suktis labai greitai. Matydamas tave čia, aš pradedu spėlioti, kad gal ten buvo dar kažkas. Elis. Skiriame Maiklo Clarko Dankano atminimui. Vertė Vaidas Dvilinskas. Skaitė Gabrielius Jucevičius. Garso režisierius Artūras Ardzijauskas. Įgarsinta Lietuvos ryto televizijoje.